Šiauliai praėjusį sekmadienį namuose susitiko su vienu A lygos lyderiu Kauno FBK Kaunu. Lietuvos čempionai, kuriems jau nebevadovavo Jose Conceiro, ir visgi rungtynes aktyviau pradėjo kauniečiai, kurie pirmieji pasiuntė kamuolį į vartų tinklą. Deja, pelnytas įvartis buvo neįskaityta. Kitoje aikštės pusėje pareiškimą apie savo egzistavimą Kauno komandai išdėstė Vaidas Viktoravičius. Jo smūgis virš Kauno komandos vartų. Vėliau dar viena galimybė Šiauliams išsiveržti į priekį liko neišnaudota. Į kamuolį nepataikė šiaulietis, antro šanso jau nebeturėjo, o komandos draugo smūgis netikslus. Kauno smūgį iš toli atrėmė Liudvikas Valius. Ir dar vienas Liudviko Valiaus vartų gynimo pavyzdys. Vartai vėl saugus. Viena paskutiniųjų Kauno komandos atakų prie Šiaulių vartų baigėsi nesėkmingai. Pirmajame kėlinyje daug darbo turėjo mūsų vartininkas, jo darbas vaisių davė. Į ilgąją pertrauką abi komandas išėjo taikiomis lygiosiomis. Ir nors pabaigoje dar buvo keletas epizodų, kurie reikalavo teisėjo griežtesnio įvertinimo, tačiau geltonų kortelių pirmajame kėlinyje neišvydome. Įvarčių taip pat. Po pirmo kėlinio taikiosios lygiosios. 0-0. Antrajame kėlinyje pirmieji ataką vėlgi surėzgė svečiai. Liudvikas Valius eilinį kartą išgelbėjo komandos vartus. Užblokavęs bėgantį šiauliškį link kamuolio nubaustas Kauno komandos kapitonas Tomas Kančelskis. Teisėjas teisingai įvertinę situaciją, skyrė priešininkų komandos kapitonui geltoną kortelę. Po šio epizodo buvo pakeltas baudos smūgis. Manto Kuklio spirtas kamuolys nuskriejo į baudos aikštelę ir ten užstrigo. Tolimas kauniečių smūgis į vartus. Vėl kamuolį atrėmė Liudvikas Valius. Dar viena pražanga netoli Kauno komandos vartų. Šiauliečiai bandė staigiai užpulti kauniečius ir pelnyti netikėtą įvartį, tačiau Lietuvos čempionų vartininkas sureagavo teisingai ir neutralizavo pavojų. Dar viena Kauno ataka, kuri pasibaigė labai netiksliai. 77-ąją rungtynių minutę grubiai sužaidė Šiaulių komandos latvis Intars Kirchners. Jam teisėjas už grubų žaidimą paskyrė geltoną kortelę. Latvis dar bandė aiškinti su teisėju, tačiau tai buvo beprasmiška. 86 minutę geltona kortelė nubaustas dar vienas šiaulietis. Edvardas Pšelenskis užsidirbo kortelę laikydamas priešininką už marškinėlių ir pečių, taip trukdydamas jam judėti. Vėliau varžovas dėl šių veiksmų netgi pargriuvo. Po Kauno komandos baudos smūgio aikštėje užvirė aistros. Mindaugas Bagužis iš Kauno supykęs pašoko nuo žemės ir stipriai nustūmė Naurį Bulvitį, kuris nuskriejo apie metrą nuo priešininko. Užvirė aistros ir visi tikėjosi, kad šis kauniečio veiksmas bus įvertintas bent jau raudona kortele. Vis dėlto jis atakavo priešininką kaip amerikietiškų imtynių ringe. Teisėjas vis dėlto įvertino kauniečio nesportinį elgesį, tačiau toli gražu ne raudona kortelė. Mindaugas Vagužis buvo įspėtas tik geltona, tačiau ar šis veiksmas vertas tik tiek? Paskutinę rungtynių minutę buvo parodyta dar viena geltona kortelė. Už nesportinį elgesį ją prieš save išvydo Donatas Trockis. Jis nenorėjo atiduoti kamuolio priešininkams. Paskutinė kauniečių proga pakeisti rezultatą, bet kamuolys skriejo pro šalį. Antrą kartą šiame sezone šiauliečiai sužaidė su Kauno komanda lygiosiomis. O dabar trenerių komentarai ir žaidėjų mintis po rungtynių. Kaunas Šiauliams paranki komanda, nes šį sezoną visada atkakli kova su Kaunu. Kad paranki, tai nesakyčiau, tiesiog su čempionais visada žaidžiam su dvigubų įsivedimu ir taip toliau, o jo labiau, kada norėjom po tokių negerų varžybų su Marijampolės Sūduva parodyti, kad nesam tokie, kad visiškai nieko negalim ir taip šiandien norėjom įrodyti, kad galim žaisti ir ne tik su kokiom silpnesniam komandom, bet ir su čempionais. Šiauliai neparankus Kaunui, nes visą sezoną atkakli kova su Lietuvos čempionais. Taip, kiekvieną kartą žaidžiant su stipria ir čempionais, tai labiau noris kažką įrodyti, tiek savo, tiek turbūt žaidėjams. Patiems savo, tiek visai komandai įrodyti, kad tas 7-2 turbūt buvo greičiau atsitiktinumas, greičiau gal nuovargio pasirodymas negu kažkokia tendencija. Kaip po tokių rungtynių su Sūduva, kai rezultatas buvo labai nepalankus, kaip pavyko nuteikti savo auklėtinius? Čia, kaip sakant, turėjom pokalbį komandai.
nenorėčiau leistis į detalės, bet tikiuosi, kad vaikinai padarė kiekvienas išvadas, kiekvienas apie save kažką pagalvoja ir šiandien priekaištų dėl kovingumo ir dėl noro žaisti tikrai neturiu ir džiaugiuosi, kad pavyko per tokį trumpą laiką atsistatyti, psichologiškai nusiteikti ir gerai sukovoti bent jau šiandien. Tikimės, jeigu toks nusiteikimas, toks kovingumas bus toks, tai tikimės, kad tikrai iškovosim dar ne vieną tašką, galbūt ir daugiau taškų ir kuo aukštesnės vietos, o prognozuoti labai sunku. Тренер, ваша оценка этого матча? Kaip vertinate šį susitikimą? Ничья 0-0 Na, слабо. ką aš čia galiu vertinti? Lygus rezultatas. Niekinis, silpnai sužaista. Atvirai sakau, silpnai žaidė mano komanda. Aš manau, kad Šiauliai stengiasi pasiekti būtent tokį rezultatą. Jie paprasčiausiai vertino laiką ir jį pratempė esant lygiam rezultatui. Pas mus yra noras, tačiau galimybių labai mažai. Rungtynėse nesukūrėme pavojingų progų. Šiaulių komanda, žinoma, yra kur kas žemesnėme lygyje nei Kaunas. O šiandien kaip priešininką galite vertinti? Na kaip jį vertinti? Šiauliai išėjo žaisti dėl taškų ir jie pasiekė savo tikslą. Nors kažko tokio virš normos ribų, kažko nerealaus asmeniškai aš Šiaulių žaidime nepastebėjau. Vyrai žaidė atsidavę žaidimui, stengiasi nepraleisti, ką ir pasiekė. Tempė laiką kaip galėjo. Bet apskritai jų niekas neteisė. Futbolas yra futbolas.